Sveiki, aš esu kineziterapeutas ir sveikatingumo instruktorius Rokas, o šiandieną paruošėme treniruotę jums skirtą atlikti visus pratimus su kėde. Žmonėms galbūt, kurie mažiau gali judėti atsistojus, sunkiau turi traumų kojose, taigi mes palengvinom tam tikras padėtis, bet tikrai stipriai teks sportuoti. Taigi prisijunkite ir pasportuokime kartu. Sveiki! Taigi šiandieną pradėsim treniruotę sėdint ant kėdės. Taigi ne visiems pavyksta stovint visą treniruotę atlikti, tai mes šiandien palengvinsim truputėlį ant kėdės, bet irgi bus pakankamai aktyvūs pratimai. Tai dabar prisilaikant prie kėdės, laikomės tiesiai kūną ir pabandome paprastai pasistiepti. Nuo abiejų kojų pirštai lieka ant grindų, kulnus atkeliam į viršų, leidžiame žemyn. Kylam į viršų, leidžiame žemyn. Jeigu galit, nesilaikykit prie kėdės, bet jeigu pakankamai sunku, galima netgi su abiem rankom prisilaikyti, pasistiepti, ar ne? Jūs stengiatės kuo aukščiau pakilti, nusileisti. Pakylat, lėtai leidžiasi kulnas žemyn. Pakylam, lėtai leidžiasi kulnas žemyn. Žvilgsnis į priekį. Gerai, pasunkinam. Dabar jeigu reikia prisilaikom prie kėdės, dešinę koją sulenkiam, kairė lieka tiesi, tas pats pasistiebimas tik nuo kairės kojos. Pakylat, nusileidžiat. Pakylat, nusileidžiat. Galim kuo daugiau išlaikyti pusiausvyrą pakilus į viršų. Galit netgi paeksperimentuoti, paleidžiam ranką, prisistatom, ne? Paleidžiam, prisistatom. Lygiai tas pats su kita koja, tai dabar dešinė lieka ant grindų, kairę sulenkiam, nugaros tiesios ir vėl tas pats. Pakylam, grįžtam. Įkvepiat, iškvepiat. Vat kuo aukščiau bandot pakilti, nusileisti. Prisilaikot prie kėdės, kad būtų daugiau atramos. Ir visą laiką stovėsena mūsų tiesi. Va, dar po vieną kartą. Ir viskas. Super. Gerai. Dabar stosim iš kėdės šono. Tai reiškia, jeigu jums kėdė lieka priešais jūs, tai truputėlį į šalį. Nugara tiesi. Ir dabar vieną koją mes sulenkiam, pakreipiam į šalį, padedam ant kėdės, vėl pabandom atkelti ją ir grąžinti ant žemės. Išlaikant pusiausvyrą. Pakėlėm, pastatėm ir grįžom. Jeigu sunku išlaikyti pusiausvyrą, prisilaikom truputėlį daugiau prie kėdės. Pakilom, pastatėm ir grįžom. Žvilgsnis visą laiką į priekį tiesus, išlaikom pusiausvyrą. Vat, ir kuo tiesesnė nugara. Super. Pakeliat per šalį, pastatėt ir grįžot. Nugara tiesi. Ir bandom išlaikyti pusiausvyrą būtent ant vienos kojos. Kuo daugiau žingsnių į priekį, vat, ir grįžtat. Ir dabar su kita koja. Lygiai tas pats darbas. Pasisukam šonu ir su priešinga koja. Lygiai taip pat. Pakėlėm koją sulenktą, pastatėm ant kėdės, grąžinam atgal. Pakyla, pasistatom ir grąžinam atgal. Nugarą svarbu išlaikyti tiesią, kad kai keliat koją, neatsiloštumėt atgal. Tai todėl ir sakau, prisilaikyti galima drąsiai prie kėdės. Sulenkiam, pristatėm ir grąžinam. Pakėliam, pristatėm ir grįžtam. Dar keli žingsniai, pabandot kuo aukščiau pakelti koją. Vat, nugara tiesi, keliat koją, pristatėt ir grįžot. Pilvas irgi įtemptas ir pabandom žiūrėti visą laiką tiesiai. Visą laiką žvilgsnis į priekį. Pastatėt koją ir grįžot į šalį. Ir dar vienas kartas, kuo aukščiau ir grįžtat. Gerai, pakanka. Na, kojas pakilnojom, o dabar pabandysim prisėsti ant kėdės. Bet prisėsti labai švelniai. Kojos įsivaizduokit plačiau, taip kaip kėdės kraštai. Rankos prie jūsų, labai minkštai leidžiame žemyn, stenkitės daugiau kelius stumti atgal, sėdmenis atgal. Tik prilietėm kėdę, vėl kylam į viršų. Taigi leidžiamės lėtai žemyn, kylam į viršų. Įkvepiam leidžiamės, iškvepiam, kylam į viršų. Pajausit, kaip dirba kojas. Jeigu labai sunku, pilnai prisėdot, tada pasvirot į priekį, bandot atsisėsti. Bet jeigu lengva, pabandom kuo mažiau priliesti kėdę. Tik truputį prisėdam, kylam į viršų. Žvilgsnis tiesus, kojos tvirtos, stenkitės, kad keliai į vidų nesukristų ir išlaikom nugarą tiesiai. Va, tokius pritupimus padarom. Kojas dar galit plačiau. Va, ir dabar leidžiate žemai, kylat į viršų. Dar truputėlį stumėt sėdmenis atgal, kylat į viršų. Super. Kelius laikot plačiai. Nu ir dabar bandom. Leidžiamės. Kuo labiau į šalis keliai. Ir nugara tiesi.
leidžiamės, kylam. Viskas. Oho, na ką. O dabar jau pilnai atsisėdam, truputį atsikvepiam, kojas pilnai ant žemės, dešinė ranka kils į viršų, kairė leisis žemyn. Pabandome taip suktis per juosmenį, kad tempimas pasijaustų dešinėme šone. Kuo aukščiau į viršų dešinę ranką, kuo žemiau kairę ranką link grindų. Kvėpuokit ir keičiam pusę. Dabar dešinę ranką leidžiam žemyn, kairę į viršų. Nugara visa tiesi, tik pasilenkia per juosmenį į šoną. Ir giliai kvėpuokit, pajauskit, kad tempia visą kairę pusę iš šalies. Dar kartą. Kairė ranka žemyn, dešinė į viršų. Įkvepiam, pasilaikom, iškvepiam, grįžtam ir į kitą pusę. Dešinė ranka žemyn, kairė į viršų. Visą kūną bandykit ištiesti aukštyn. Vat ir grįžtam. Labai gerai. Toliau pabandysim koją stiprinti ir viršutiniai pusėje šalia klubo. Taigi rankos pasideda patogiai ant kėdės, bet nekelkit pečių į viršų. Pečiai atsipalaidavę. Dabar dešinę koją ištiesiam į priekį ir pabandom pakreipti į išorinę pusę, į vidinę ir sulenkiam. Ir iš karto keičiam koją. Kitą taip pat sulenkiam, į išorinę, į vidinę pusę ir grįžtam. Taigi viena koja ir lygiai taip pat kita. Į šalį ir grįžtam. Tik nugaras laiko tiesias. Labai lengva, labai patogu atsisėsti ir susikūpinti, o mes pabandom laikyti tiesią nugarą. Va, labai super. Ir vieną koją sulenkiam ir tada lygiai taip pat kitą. Pilnai įsitiesia per kelį, kiek leidžia amplitudė. Nugarą tiesią laikot, įsitiesia, pėdą į vieną pusę, į kitą, susilenkia ir grįžta. Vat ir būtinai kvėpuokit. Va, žvilgsnis į priekį. Nu, dabar kitą koją. Va, su kita koja. Lygiai tas pats į vieną šoną ir į kitą. Bandom neatsilošti, laiko tiesią nugarą. Vat ir dabar. Super. Gerai. Ir sustojam. Gali būti jausti įtampą. Taip, gali pasijausti tikrai stipri įtampa prie kelio. Toliau, dar kartelį reiks atkelti koją, bet mes išlaikysim visą laiką pakeltą. Taigi dešinė koja įsitiesia, pirštais į save, nugara mūsų tiesia, rankos į priekį įsitiesia, pasisukam į kairę pusę ir į dešinę. Kairė koja lieka ant grindų, o jūs sukatės su juosmeniu į vieną šalį ir į kitą. Rankos visiškai tiesios, lygiai taip pat kaip koja. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Kuo didesnių pasisukimų per juosmenį. Nugaros vis dar lieka tiesios. Į vieną šalį, pasisukat, grįžtat į kitą šalį. Kuo aukščiau koja išlieka tiesi. Va. Ir dabar sukeičiam su priešinga. Susilenkia dešinė, įsitiesia kairė koja, pirštais į save pėdą, rankos ištiestos, sukamės į vieną šalį, sukatės į kitą. Vat, labai gerai. Per patį juosmenį pasisukat ir grįžtat į priešingą. Nugaros tiesios. Įsivaizduokit, kad pečiai atgal. Va, dar labiau į priekį pasistumkit. Į vieną šoną, į kitą. Kuo toliau su rankomis į šalį, grįžtat į kitą pusę. Viskas pakanka. Labai gerai. Nu tikrai pasijaus kojos, ar ne? Prasitempiam vidinę kojos pusę, truputėlį daugiau ir prie sėdmens. Tai dešinę koją mes pakeliam aukščiau ir jos pėdą pabandom užsidėti ant kairės kojos kelio. Nugarą laikome tiesią. Pabandom kiek įmanoma arčiau pėdą pritraukti link klubo sąnario ir tada lėtai spauskit kelį žemyn. Ir kvėpuojam. Turit pajausti, kad tempia iš dešinės pusės, gali per visą šoninę kojos dalį, prie klubo, prie sėdmens tempimas jaustis. Ir pabandykit neatsilošti labai per daug. Kaip tik stumkit pilvą į priekį, pečius atgal, kad visa sėdėsena laikysena būtų tiesi. Keičiam pusę, lygiai taip pat iš kitos. Kairę pėdą užsidedat ant dešinės kojos, nugara tiesi, nepamirštam nugaros tiesios. Na ir kiek pavyksta, išlaikykit kelį spaudžiant žemyn. Tada stipriau tas tempimas pasijaus per klubą. Va, tik tai nugaras. Truputį į priekį daugiau. Įsivaizduokit, kad reikia sėdėti prie pianino. Nu niekaip kitaip, tik tai tiesia nugarą. Super. Kvėpuokit. Įsilaikom tempime. Viskas. Ir padedam koją ant žemės. Taigi pirma treniruotės dalis baigta. Atsikvėpkite, pailsėkite, išgerkite stiklinę vandens ir netrukus grįšime.
Atsikvėpėme, atsigėrėme vandens ir grįžtame prie darbų. Taigi pradedame antrąją dalį treniruotės. Na, toliau nesistosim, bet ir toliau sėdėsim. Tik dabar mūsų darbas bus per patį klubo sąnarį. Taigi, rankos vėlgi lieka ant kėdės, pečiai atsipalaidavę, dešinė koja pakyla, nedaug nuo žemės, bet jums reikia kreipti kuo daugiau pėdą į šalį ir grįžtam. Ir vėl, kuo daugiau pėdą į šalį ir grįžtam. Kelis vienoje linijoje, nugara tiesi, jums reikia kuo daugiau pėdą į šalį ir grįžtam. Į išorinę pusę. Vat, kuo daugiau į išorinę ir grįžtat. Vėlgi prie klubo atsiras tokia įtampa. Vėpuokime visą laiką taisyklingai ir kuo daugiau pėdą į šalį. Kuo labiau į mano pusę ir grįžtat, o kojas sulenkta per kelį. Pečiai atsipalaidavę, tik tai su koja dirba. Vat į šalį ir grįžtat. Keičiam pusę. Turit jausti tokį stipresnį veržimą klubo srityje. Šičia per klubą turi jaustis įtampa. Pasikreipia ir grįžt. Ir nugarą ištiesėt. Dar keletą kartų. Bet labai gerai gaunas. Kuo daugiau į šalį. Pastumam ranką. Vat, super. Viskas. Ir pakanka. O toliau patreniruosim pilvo raumenis. Taigi, kairė koja susilenkusi kils aukštyn, o mes su dešinė ranka prisilaikysim, tik švelniai prisilaikysim už galvos. Nespausim, bet tik prisilaikysim. Ir dabar kelis bando kilti aukštyn, o mes per juosmenį nežymiai susilenkiam, pasisukę per šoną, kad kelis arčiau alkūnės judėtų. Ir vėl grįžtam atgal. Taigi taip sėdint tiesiai įkvepiam, o su iškvėpimu susilenkiam. Įkvepiam, iškvepiam. Bandome taip suktis per patį juosmenį. Pabandykit lenktis per šoną. Ne ranką spauskit į priekį, ne koją per daug stipriai į viršų, bet per patį juosmenį susilenkit į link kojos pusės. Va, švelniai ranką laiko už galvos. Ir kyla koja labai gerai. Su iškvėpimu teisingai, va, kiek daugiau per juosmenį pasisukot ir grįžtat. Va, šitą koją paleiskit, ranka lieka ant kėdės, koja kyla, o jūs pabandot taip pat kaip prieš tai. Ranką laikot čia ant kėdės. Vat, pasisukat per šoną ir padedat koją. Ir vėl pasisukat per šoną ir padedat. Ir užteks. Ir dabar keičiam pusę. Kuo daugiau pasisukat per šalį ir grįžtat. Ir padėkit koją. Ir vėl susilenkia. Va, tik galvos nespauskime su ranka. Ir jūs pritraukėt koją, o jūs per juosmenį pasisukat. Va, ir vėl grįžtat. Ir vėl pasisukat ir grįžtat. Na, dar keli kartai. Labai nesikūprinkit. Truputį kiek daugiau pasisukat ir viskas. Koją pritraukėt ir viskas. Viskas, užtenka. Jaučiasi darbas, ne šiaip savo. Dar vienas toks iš sunkesnių pratimų, kada rankos laikosi prie kėdės kraštų, bet labai svarbu, kad pečiai, kaip ir minėjau, nekiltų aukštyn. Reiškia, pečiai atsipalaiduoja, bet jūs pabandykit save atkelti. Pradžioje kojos lieka ant žemės. Kada kojos ant žemės, pabandome save aukštyn kelti į viršų. Stumiamės į viršų, leidžiame žemyn. Įkvepiam, iškvepiam. Kelis kartus taip. Įkvepiam, iškvepiam. Kuo daugiau nuo rankų, grįžtam žemyn. Alkūnės pilnai įsitiesia, pakylam, atsisėdam. Pasunkinam padėtį. Pabandom atkelti ir kojas vienu metu. Jeigu pavyksta, tai nėra būtina, bet tai sunkesnė padėtis. Atkyla kojas ir dar su rankomis pabandom pasikelti ir atsisėsti. Bent sekundės dalį. Įkvepiam, iškvepiam. Kuo aukščiau į viršų, atsisėdam. Vat ir žaidimas, bet ir rimti reikalai. Ir kojas bando atkilti, va ir juosmu. Bent sekundę. Va, super. Bent sekundę išeina atskilti, kiek pavyksta aukščiau. Kvėpuokit, iškvepiat, nu bent sekundę. Nu pabandom. Va, jūs irgi bandot. Viskas, šaunuolės. Na ir dabar stojamės į viršų, padarysime keletą tempimo pratimų. Taigi dabar pabandome prie kėdės padėti dešinę koją. Jums lieka kėdė iš priekio ir pabandome pastatyti tiesią koją per kelį, kulnu ant kėdės, minkštai, pirštais į save, nugaros mūsų tiesios ir nežymiai pasvyrame į priekį, kad pasijaustų stipresnis tempimas per galinę kojos dalį. Tiek blauzdos sritis, tiek visa galinė kojos dalis. Gali jaustis taip pat ir sėdmuo. Prisilaikykit prie kėdės, jeigu reikia atramos. Svarbu, kad nugara liktų tiesi ir pasvyrame į priekį tik tiek, kad jaustųsi pakankamai adekvatus tempimas.
Grįžtame atgal, sukeičiam kitą koją. Tiesiog kitą koją padedam tą pačią padėtį. Kelis lieka mūsų ištiestas, kulnas paspaustas ant kėdės, nugarą nepamirškit laikyti tiesią, tik tada nežymiai pasilenkiam į priekį. Kuo daugiau pėdos pirštus laikysite į save, tuo stipriau pajausit, kad tempia blauzdos raumenis. Gerai, grįžtam atgal. Liekame dar stovėti iš šalies prie kėdės, tik dabar, prisilaikant prie kėdės, paimam su kaire ranka, kairės kojos pėdą, o koją sulenkiam per kelį. Pasijaus taip tempimas per priekinę kojos pusę. Nugaros tiesios, bandom įsilaikyti, giliai kvėpuojam, nekreivas kūnas, bet kuo tiesesnis. Ir kuo stipriau pritrauksit pėdą arčiau prie savęs, tuo stipriau tempimas pasijaus galinėje kojos dalyje. Ir dabar keičiam pusę iš kitos. Lygiai taip pat pasikeičiam, kad temptų priekinę kojos pusę. Pagaunam pėdą, nugaros tiesios, prisilaikykit prie kėdės, tada žymiai tvirčiau jausitės ir bus žymiai patogiau. Visas kūnas tiesus. Pritraukit pėdą, pasilaikom, paleidžiam, šaunuoliai. Ir paskutinis mūsų šiandienos pratimas. Kėdę pasistatom taip iš šalies. Rankos turi pasidėti patogiai. Svarbu, kad būtų tvirta kėdė, kad jinai nevirstų. Ir nežymiai kojas plačiau pasistatę, leidžiame žemiau. Rankos lieka visiškai tiesios prie kėdės, jūs leidžiate žemiau, atsiras taip tempimas per visą šoną, per juosmenį, kojas taip pat pajausit galinėje pusėje tempimą, kuo tiesesnės nugaras. Palaikom ir giliai kvėpuojam. Keletą sekundžių. Vat, kuo kojas labiau laikykit plačiau. Jeigu jaučiat, kad stipriau tempia kojas negu nugarą, tada kojas nežymiai sulenkit per kelius. Viskas ir kylame aukštyn į viršų. Atsipalaiduojam. Prasitempiam vidinę kojos pusę, truputėlį daugiau ir prie sėdmens. Tai dešinę koją mes pakeliam aukščiau ir jos pėdą pabandom užsidėti ant kairės kojos kelio. Nugarą laikome tiesią. Pabandom kiek įmanoma arčiau pėdą pritraukti link klubo sąnario. Ir tada lėtai spauskit kelį žemyn. Ir kvėpuojam. Turit pajausti, kad tempia iš dešinės pusės, gali per visą šoninę kojos dalį, prie klubo, prie sėdmens tempimas jaustis. Ir pabandykit neatsilošti labai per daug. Kaip tik stumkit pilvą į priekį, pečius atgal, kad visa sėdėsena laikysena būtų tiesi. Keičiam pusę, lygiai taip pat iš kitos. Kairę pėdą užsidedat ant dešinės kojos, nugara tiesi, nepamirštam nugaros tiesios. Na ir kiek pavyksta, išlaikykit kelį spaudžiant žemyn. Tada stipriau tas tempimas pasijaus per klubą. Va, tik tai nugaras. Truputį į priekį daugiau. Įsivaizduokit, kad reikia sėdėti prie pianino. Nu niekaip kitaip, tik tai tiesia nugarą. Super. Kvėpuokit. Įsilaikom tempime, viskas. Ir padedam koją ant žemės. Ir treniruotė sėdint paprastai ant kėdės pabaigta. Taigi, įtariu, tikrai neprailgo sėdėti ant kėdės ir nebuvo taip lengva, kaip tikėjotės. Ir džiugu, kad sportuojate. Taigi, pasimatome kitoje mūsų treniruotėje. Ir labai svarbu atkreipti dėmesį į tai. Asmenims su cukriniu diabetu fizinį krūvį planuokite iš anksto. Susileiskite insulino, pavalgykite ir po 1 ar 2 valandų mankštinkitės. Prieš sportuodami visuomet pasitikrinkite gliukozės kiekį kraujyje. Turėkite gliukozės tablečių arba vaisių sulčių. Turint aukštą kraujo spaudimą, būtina gauti sutikimą sportuoti iš savo šeimos gydytojo. Pradėjus jausti galvos svaigimą, sustabdyti treniruotę. Turėti šalia vandens. Esant po klubo endoprotezo operacijos, draudžiama atlikti pratimus, kuomet kojos kelis aukščiau už klubą. Pėda sukasi į vidinę pusę, kuomet koja tiesi. Pratimus atlikti tik mažoje amplitudėje iki skausmo ribos. Gulint ant nugaros, turėti pagalvėlę po galvą. Patartina sportuoti su artimųjų priežiūra.